Taip. Tai dar kartą labas vakaras. Na, džiugu, kad artėja pavasaris, paskutinė žiemos diena ir turbūt nuotaikos jau šiandien, kas išėję buvo pasivaikščioti, tikrai geresnės. Jau po truputėlį vis daugiau šviečia saulutė ir tos nuotaikos gal ir ta pandemija greičiau praeis, kai ateis pavasaris. Na, džiugu jūs matyti, džiugu, kad tikrai nemažai susirinkote ir savo brangų laiką skiriate mūsų paskaitai. Mes šiandien turėsime dvi dalis. Tai pirmą dalį vesiu aš, Jonas Lapinskas, esu dietistas ir 10 metų dirbu mitybos srityje. Padedu žmonėm su maistu, su maistinėm medžiagom, sveikatintis, gerinti savo būklės. Ir tokiu būdu, jeigu matote, kad turite kažkokių tai klausimų, ir tokiu būdu aš galėčiau vėliau po paskaitos asmeniškai ir taip pat pakonsultuoti, jeigu jūs norėsite kažkokios tai asmeninės pagalbos ar asmeninių klausimų. Taip pat labai norėčiau, kad užduotumėt klausimus ir vėliau paskaitos gale bus galimybė įjungti mikrofoną. Taip pat galite klausimus rašyti į mūsų chatą. Chatą rasite apačioje. Ir vėliau paskaitos pabaigoje mes pasistengsim atsakyti į klausimus. Ir jeigu turėsit kažkas tai pasidalinimo patirtimi, norėsite pasidalinti savo asmeninę patirtim, tai labai maloniai kviečiame jūs, prisijunkite prie mūsų. Na, o dabar pradėsim mūsų paskaitą. Šiandien dienai mes kalbėsim apie sprendimus, kuriuos, aš iš tiesų radau prieš 10 metų. Ir labai džiaugiuosi, kad mano gyvenime pasirodė šitie sveikatos sprendimai, nes iš tiesų tai buvo didžiulė spraga ir dabar šiandien dienai dar visuomenė apie tai ne visi žino, dėl to tai yra tikrai didžiulė spraga. Ne tik pandemija, bet ir apskritai mūsų gyvenimo būdas, gyvenimo stilius privedė prie to, kad visuomenė stambėja. Iš tiesų visuomenė turi daugiau svorio problemų negu bet kada iki šiol. Ir tai atsitinka ne veltui, tai atsitinka dėl to, kad mes mažai dėmesio skiriam savo maistui, mažai mąstom apie tą mitybą ir apie maistinės medžiagas, kaip apie statybinės medžiagas. O tikrai nori daug kas jaustis gerai. Tačiau ne tik tai svorio problemos yra. Iš tiesų žmonės daug sportuoja ir tikrai žymiai daugiau negu prieš 10 metų. Tačiau vis tiek lėtinės ligos ir Lietuvoje, ir kitose pasaulio šalyse jos yra vienos iš labiausiai didėjančių. Tai yra kiekis žmonių sergančių įvairiom lėtiniam ligom iš tiesų didėja. Ir kai prieš 10 metų mums teko galimybė sužinoti apie kraujo tyrimą, apie kurį šiandien daugiau truputėlį papasakosiu, tai iš tiesų tai buvo labai unikalu ir tas kraujo tyrimas parodo, ar vystosi kažkokios problemos mano kūne, ar nesivysto. Tai būtent apie tai šiandien ir kalbėsim ir daug dėmesio tam skirsim. Kas pagrindinę įtaką daro visgi? Iš ties galima kalbėti tiek ir apie genetiką, nes genetika, nepaslaptis, pagal sveikatos organizaciją apie 20% mūsų įtakos turi mūsų genai. Ta, ką mes paveldim iš savo tėvelių, iš savo senelių ir tie genai atsispindi mūsų kūne. Ir taip pat tos tendencijos, tos lėtinių ligų kažkokios tai vystymasis taip pat irgi turi įtakos. Tai apie 20% tos įtakos turi genai. Visa kita, tai didžioji dalis mes susikuriam savo gyvenimais, savo įpročiais ir mitybos įpročiais, ir fizinio aktyvumo įpročiais, miego įpročiais, poilsio įpročiais. Visa tai vadinama gyvenimo būdo tokie įpročiai susiformuoja ir mus tai suformuoja. Medicina šiais laikais iš tiesų yra be galo svarbi, ypatingai be galo svarbi tuo momentu, kai mes kreipiamės ekstra atveju. Jinai be galo svarbi. Ir tie vaistai, kuriuos mes gaunam nuvykę ekstra į ligoninę, arba kažkoksai tai labai mūsų uždegiminis procesas, su kuriuo reikia sukovoti, arba pandemijos atveju, vakcinos, iš ties tai yra sprendimai, kuriais šių laikų medicina mums padeda. Ir jie yra svarbus. Tačiau tam, kad mes visi susimastytumėm, pagalvokime paprastą dalyką.
kiek mūsų šeimose yra žmonių turinčių širdies ir kraujotakos sistemos nukrypimų, aukštą kraujospūdį, žemą kraujospūdį. Ar tokių mes turim? Ir tikrai, man atrodo, mes atrasim ne vieną, kuris turi šitų problemų. Na ir greičiausiai didžioji dalis jų, kai kreipiasi pas gydytoją, gauna patarimą pradėti naudoti vaistus. Tada retorinis klausimas, į kurį tiesiog reikia pamastyti. Kuris iš tų mūsų draugų po 2 metų naudojimo vaistų pasveiko ir gydytojai nutraukė jam vartoti vaistus? Aš savo draugų tarpe nei vieno tokio neradau. Ir savo giminės tarpe irgi. Tai iš tiesų tai yra nesprendimas. Tai yra priemonė, kuri apsaugo nuo dar didesnių problemų. Bet mano gilių įsitikinimų mes galim labai daug pakeisti patys asmeniškai. Ir ypatingai su maistu. Tai štai dėl to aš ir kalbėsiu, kaip mes su maistu galim tai įtakoti ir kaip mes galim pabėgti arba atitolinti tą vaistų būtinumo naudojimą. Arba išvis, kad mes prie jų neprisiliestume. Tai štai pradėsime nuo to, kad reikia suvokti mum, kad maistas yra kūno statybinė medžiaga. Ir ne tik maistas yra tai, ką mes suvalgom. Mums reikėtų dar pamastyti truputėlį giliau ir pagalvoti, kur užaugintas tos daržovės, kur užauginti tie vaisiai, uogos, grūdai, kokioj žemėj. Ar ta žemė buvo, praturtinta natūraliai, ar jinai buvo dirbtinai, chemiškai sukurtas tas derlius. Buvo pilamos cheminės trąšos, kurios alina žemę, bet augalui leidžia užauginti derlių. Jeigu mes kalbam iš tiesų apie šių laikų ūkininkavimą, augalininkystę, tai vienetai ūkių yra, kurie natūraliom priemonėm augina ir užaugina tuos natūraliai užaugusius derlius. Tai yra vienetai. Ir jeigu jūs turite tokių ūkių pažįstamų, aš labai rekomenduoju pirkti tas daržovės, tuos grūdus, tas sėklas, vaisius, uogas būtent iš tų ūkių. Ir jeigu būtų dar geriau, kad jie būtų ekologiniai ūkiai, turintys ekologinio ūkio pažymėjimą, tai jūs tada tikrai žinosit, kad nebuvo naudota per didelis kiekis cheminių trąšų. Mes matom stambų žmogeliuką, čianais, kuris valgo pizzą, geria alų, greitą maistą ir iš ties tai yra vienas iš didžiausių problemų, tai yra mūsų svorio didėjimui, tai yra perdirbtas maistas. Ir šiandien dienai itin perdirbtam maistui mes skiriam labai daug pinigų ir labai daug dėmesio. Nors mes ir atkeliavom į tą robotizacijos erą, iš tiesų mes nesam robotai. Mes dar genetiniu požiūriu esam pirmykščiai žmonės, tie, kurie patys rinkdavo, patys medžiodavo ir mūsų genai yra tokie. Tų kartų yra per mažas skaičius praėję pramoniniam maistui, tai itin perdirbtam maistui. Tik 5 maždaug kartos, kad mūsų genai galėtų keistis. Dėl to mums reikia vartoti maistą visiškai natūralų toks, koks buvo anksčiau. Kuo mažiau chemiškai apdorotas, kuo mažiau įsikišta į tą maisto užauginimą. Tai yra geriausias būdas, ką mes šiandien galim arba privalom turėti. Deja, taip nėra. Deja, mūsų mitybos racione yra užaugintų produktų ir didžioji dalis tai yra fermose užaugintų tiek gyvulių, tiek paukštienos, tiek žuvies, perdirbti pieno produktai, konditerijos gaminiai, padažai įvairiausi, kuriuose daug cukrų ir daug kitų visų ingredientų, kurių mums nereikia. Ir štai čia matote tokias pagrindinės 3 ydas, kurias mes susikuriame savo rankomis ir savo suvokimu apie maistą. Tai 3 ydos yra tokios, kad mes turime kalorijų disbalansą ir mažą mikronutrientų kiekį. Kitaip sakant, mes gaunam per daug cukrų, per daug perdirbto maisto, tuščių kalorijų, vitaminų, mineralų, skaidulinių medžiagų, gerųjų riebalų juose yra mažai. Kodėl taip yra? Todėl, kad tas maistas ypatingai greitai, ypatingai daug perdirbtame maiste yra mažai veiklių medžiagų, nes naudojama aukšta temperatūra. Tai yra greitas būdas pagaminti tam tikrą gaminį, naudojant aukštą temperatūrą, naudojant apdirbimo būdus. Ir
dėl to jame nebeišlieka tų veikliųjų medžiagų, kurių mums reikia. Nu, jeigu mes įsivaizduotumėm kažkokį tai hamburgerį ar dešrainį, tai suprantat, kad ten iš vis nieko gero praktiškai nėra. Tų veikliųjų medžiagų gerųjų praktiškai nėra, yra tik tai perdirbto maisto tam tikri kiekiai, tam tikri likučiai, daug krakmolo, daug cukraus, baltų miltų, išlukštentų, be skaidulų, be nieko. Tai yra tokia mūsų kasdienybė. Antras disbalansas, kurį mes šiandien susikuriam savo rankomis kiekvieną dieną, tai yra riebalų disbalansas. Apie jį kalbėsime truputėlį daugiau, nes turime labai daug patirties ir turime būdą, kaip patikrinti, koks yra riebalų disbalansas. Tai visų pirma yra dėl to, kad mes valgom per mažai omega-3 riebalų rūgščių. Mes valgom per mažai sėklų, per mažai uogų, per mažai dumblių arba jūrinės žuvies produktų, nes juose būtent ir yra omega-3 riebalų rūgštys. Ir vartojame per didelį kiekį omega-6 ir sočiųjų riebalų. Na, kur yra tie omega-6, kur yra tie sotieji riebalai, aš jums galiu pasakyti labai paprastai. Sotieji riebalai yra visi riebalai, kurie ant stalo virtuvėje yra kieto pavidalo. Neskysto, bet kieto pavidalo. Arba pavyzdžiui, jūs keptuvėje kažką kepėt, na, atėjot po poros valandų ir matėt, kad jau sukietėja tie riebalai. Tai yra kietieji sotieji riebalai. Omega-6 riebalų rūgštys, jos yra truputėlį kitur, jos yra augaliniuose riebaluose, skystame pavidale. Tačiau per didelis kiekis mūsų mitybiniai bazėje jų sukėlė mums didžiulius disbalansus, apie kurį mes vėliau pakalbėsim. Tai yra grūduose, tai yra kukurūzai, soja, saulėgrąžos, kviečiai. Tai yra tam tikri resursai, kurių mes šiandieną ir patys suvalgom daug, su miltiniais patiekalais, kepame riebaluose. Taip pat šitie komponentai keliauja į pašarus mūsų augintiniam, kuriuos mes auginame fermose, ar tai būtų vandenyje, ar tai būtų sausumoje, visiškai nesvarbu. Ir apie tai galėsim irgi truputėlį daugiau pakalbėti. Ir trečias disbalansas, pagrindinis taip pat, tai yra žarnyno disbalansas. Dėl per didelio cukrų kiekio, dėl per didelio pieno produktų vartojimo, dėl per didelio kviečių, baltų, išlukštentų, be skaidulinių medžiagų vartojimo maisto produktų mes susikuriam žarnyne didžiulės problemas. Aš nekalbu apie tai, kad jau jeigu yra simptomas, kad žmogus į tualetą negali nueiti kartą per dieną, o eina kas 2 dienas arba kas 3 dienas, tai yra didžiulis problemos išraiška, kurią reikia kuo greičiau spręsti, nes tai gali baigtis labai liūdnai. Nenoriu gąsdinti, bet tiesiog tai yra būtina padaryti kuo skubiau. Na ir dėl to, kad skaidulinių medžiagų taip pat yra mažai mūsų maiste. Mes norim greito maisto, mes norim košės, kurias per 2 minutės užpylėm karštų vandeniu, pamaišėm karštą vandenį, išbrinko ir mes ją suvalgėm. Atrodytų, mes esam sotus, kalorijų gavom, tačiau skaidulinių medžiagų ten nebuvo. Na, tie grūdai arba tie kruopos, kurias verdate 20 minučių, 25 minutės vandenyje, tie yra pilno grūdo, jie turi ir skaidulinės medžiagas, ir mikromedžiagas įvairias, ir vitaminų ir panašiai. Taip, kad tai yra žymiai sveikesni maisto produktai, tik tai dėl didžiulės tokios mūsų kompiuterizacijos, robotizacijos, dėl per didelio stengimosi galbūt pasiekti kažkokius tai gerus finansinius rezultatus, išmaitinti šeimą, ar pasistatyti naują namą, ar nusipirkti naują automobilį. Mes skiriam labai daug dėmesio darbui ir labai mažai skiriame dėmesio savo sveikatai. Ir tas ir turi didžiausią žalą, dėl to mes tą maistą perkam greičiau paruošiamą, kuris turi mažesnę kokybę. Na, statistika byloja ir statistika yra liūdna. Lietuviai 26% savo pinigų maistui išleidžia itin perdirbtam. Šioje srityje lyderiauja Europoje Jungtinės karalystės žmonės, na, o pasaulyje kanadiečiai ir amerikiečiai. Na, iš tiesų, kanadiečiai ir amerikiečiai yra storiausi pasaulio žmonės ir jie turi didžiulės problemos ir išleidžia apie 60% pinigų maistui, išleidžia itin perdirbtam. Kuo greičiau nusipirkti, kuo skaniau pavalgyti. Ir tai pramonė sukūrė tokią tendenciją, sukūrė tokią visuomenę.
Nieko, kaip sakoma, asmeniško, tik verslas. Na, mes taip pat keliaujam į ten pat, kur ir amerikonai. Ir mitas tik tai, kad mūsų paukštiena, ar ten zuikučiai, ar triušiukai ganosi pievytėj. Iš tiesų dabar ir karvės beveik nesigano pievose ir mes jų mažai matom realybėje. Na, o visa tai yra uždaryta fermose, maitinama pašarais. Ir kokie yra pašarai, tokios maistinės medžiagos susikaupia pas tuos mūsų augintinius kūnuose. Ir vėliau mes, jeigu juos valgom, mes gaunam šitas maistinės medžiagas, kuriomis jie užauginti. Ir reikia nepamiršti, kad didžioji dalis tai yra genetiškai modifikuotų pašarų, grūdų atkeliauja ir į Lietuvą taip pat, ir yra leidžiama maitinti. Žmonėm genetiškai modifikuotų grūdų neleidžiama duoti, tačiau paukštienai, tačiau ten kitiem gyventojam fermose, jiem būtent yra naudingiau maitinti genetiškai modifikuotais, nes tai yra pigiau. Na, čia jūs matote soją ir kukurūzus, turbūt laukus, irgi nepaslaptis, kad lietuviai mes irgi jų daug turim ir kai važiuojam kažkur į gimtinę iš miestų, mes matom, kad laukose užsodinta ir soja, ir kukurūzai ir taip mes susikuriam savo per didelį kiekį omega-6 riebalų savo racione, nes visi šitie pašarai nukeliauja į pašarus gyvuliam ir tada mes ir pieno produktus naudodami, arba kiaušinius naudodami, arba mėsą mes gaunam, arba tą pačią žuvį fermose užaugintą, mes gaunam tas pačias maistinės medžiagas, kuriomis jie yra užauginti. Ir galbūt nekalbėsiu labai daug apie pesticidų, herbicidų naudojimą, tačiau reikia suvokti, kad šiandien dienai ypatingai žiemos periodais mes valgom ir taip labai mažai tų daržovių ir natūralių daržovių. Ir jos dažniausiai atvažiavusios yra iš Ispanijos. Na, o Ispanijoje visiškai nualintos žemės. Ten yra tiesiog dykynės praktiškai ir tas derlius yra dirbtinai suformuojamas, tai yra cheminiam trąšom. Na ir bėda dar yra didesnė, kad cheminės trąšos vėliau tą pačią žemę dar labiau šalina. Tai yra toksai užburtas ciklas, kad kuo labiau pili chemiją, tuo daugiau išnaudoji savo žemės resursus, o žemės išteklių nėra labai daug. Na ir paskui prasideda naujosios eros, jau 21 amžius, kai mes turime ir Lietuvoje šiltnamius, kur iš vis nenaudojama yra žemė, žemės resursų nebereikia, užtenka į vandenį paleisti cheminės trąšas ir tos daržovės, tie uogos, vaisiai, jie puikiai užauga gaudami tas trąšas. Na, kas iš to bus vėliau, pasižiūrėsim. Aš manau, kad tikrai neturėtumėm turėti labai gerų kažkokių tai rezultatų, turėtumėm kaip tik turėti daugiau problemų su sveikata, nes ten maistinių medžiagų bus dar mažiau negu šiandien dieną yra. Ir šiaip, jeigu mes žiūrėtumėm pagal veiklių medžiagų kiekį pačiose daržovėse, tai mes iš ties turime sumažėjimą tų veikliųjų medžiagų mūsų daržovėse ir vaisiuose ir uogose, būtent dėl žemės nualinimo. Na ir taip pat irgi bėdų yra daug su fermose užaugintais ir žuvimi, ir paukštiena, ir kiaušiniai, ir mėsa, nes nepaslaptis, kad naudojama ir antibiotikai. Na, šiais laikais nueiti į parduotuvę ir pamatyti etiketę, kurioje paukštiena būtų be antibiotikų užauginta, jau yra, turbūt stebuklas arba jau tampa įpročiu, nes visa kita visą laiką anksčiau būdavo užauginta su antibiotikais. Tai mes suprantat, ką mes valgom. Tai iš ties turėtumėm į tai atkreipti dėmesį. Ir kaip aš rekomenduoju, jeigu jūs esat visavalgis, tai geriausia, kad tai būtų iš ekologiškų ūkių. Jeigu jūs esate vegetaras arba veganas, taip pat iš ekologiškų ūkių, nors kažkiek tai mažiau tos chemijos jūs gausite. Na, Hipokratas minėjo, kad arba mes mastom apie savo maistą kaip apie vaistus ir tai yra mūsų sveikatinimasis, arba mes valgysim vaistus kaip maistą kiekvieną dieną po didelę saują vaistų. Ir tą, ką mes turime šiandien dienai su mūsų iš tiesų tikrai vyresnio amžiaus žmonėmis, kurie daug labai vaistų naudoja. Na, su vaistų vartojimu prasideda kitos bėdos, taip pat prie žarnyno problemų prisideda, prie inkstų, kepenų sutrikimų ir paskui viena tabletė seka kitą, dėl to ir norisi įsiterpti į šitą šių laikų verslo visuomenę, kur yra maistas kaip verslas ir vaistai taip pat kaip verslas, norisi atnešti tas natūralias maistinės medžiagas su įmonė, taip pat čia irgi verslas, tačiau atnešti tas maistinės medžiagos, kurių iš tiesų trūksta.
o ne kurių mes tiesiog galim prisikišti pilnas burnas ir gauti paskui sveikatos sutrikimų. Na, nesikartosiu, iš tiesų tai yra per fermas, per riebaluose keptą maistą, mes gaunam per didelius kiekius riebalų, taip pat per mažai skaidulų, per daug cukraus, na ir prasideda tos visos bėdos, apie kurias mes kalbėjom. Dabar su riebalais yra be galo svarbu žinoti, kokius mes riebalus valgom. Ir tikrai daug yra reklamų, daug yra informacijos apie omega-3, apie naudokite ją, nes jinai svarbi smegenų veiklai, širdžiai, imuniniai sistemai, iš tiesų taip yra. Tačiau dar svarbiau yra, koks santykis mūsų maiste yra omega-6 ir omega-3 riebalų. Nes nuo to santykio priklauso, ar vystosi pas mus lėtinis uždegiminis procesas, ar nesivysto. Ir labai gražiai apie lėtinį uždegiminį procesą kalba daktaras Paul Clayton, mokslininkas iš Anglijos, iš Oksfordo universiteto, ir labai išaiškina, kuo skiriasi ūminis uždegimas, kai tai yra natūralus gynybinės funkcijos mūsų organizme, nuo lėtinio uždegimo, kuris besitęsia ir atsikartoja vis metai po metų, arba iš tiesų kasdieną kažką skauda, arba kažkas yra paraudę, arba patinė truputėlį yra, ir jūs jaučiat skausmą, ir įvairius simptomai, tai byloja apie lėtinius uždegiminius procesus. Na, mūsų genetika, kažkada mes gaudom tokį santykį omega-6 su omega-3 1:1. Ir tai buvo labai seniai. Šių laikų mokslas, ir jeigu mes nueisime visas mokslinius portalus, medicininius mokslinius portalus, mes matysim omega-6, omega-3 santykio rekomendaciją 3:1 turėti. Ir aš labai džiaugiuosi, kad jau nuo praeitų metų kardiologai išties savo konferencijose labai garsiai pradėjo kalbėti apie omega-6, omega-3 santykį, apie tai, koks kiekis omega-3 turi būti maisto racione, kad jis yra per mažas, kad tai įtakoja širdies kraujotakos ligų vystimasi. Tai jau prasidėjo. Nors mes jau 10 metų dirbam ir apie tai kalbam, tačiau po truputėlį jau ir pačioje medicinoje kalbama apie tai, kad išties omega-3 yra svarbi. Ir tas kritinis, iš tikrųjų, kritinė riba 4:1 ir daugiau yra jau blogai. Ir mes iš patirties matom, kad jeigu sugebam atstatyti tą santykį mažiau nei 2,5:1, mažiau nei 3:1, pas žmogų keičiasi iš esmės jo sveikatos būklė. Ir koks yra pirmasis santykis, mes nežinom. Jūs tik tai galite pasidaryti savo kraujo tyrimą ir sužinoti, koks yra jūsų oficialus, tikrasis pirmasis santykis. Bet svarbiausia tai yra net ne pirmasis santykis, o svarbiausia, kai mes atvedam jūs į gerą santykį, omega-6, omega-3, tada keičiasi jūsų sveikatos klausimai visi. Ir tai, kad trūkumas yra omega-3 ir per didelis kiekis omega-6 ir nėra to balanso, to santykio, iš tiesų atsispindi mūsų tam tikriem simptomam tokiem. Jeigu mes rytais keliamės sunkiai iš lovos, keliamės nepailsėję, pavyzdžiui, rytoj pirmadienis, kas kelsitės sunkiai nepailsėjęs, na, iš tiesų tai rodo, kad tai yra sutrikimas ir ypatingai tai dažniausiai būna kraujotakos sutrikimas. Taip pat smegenų funkcija, nuotaikų svyravimai, kas per daug jautrus, hiperjautrus, arba tiesiog, na, turite kažkokių tai negatyvių minčių, ar tai šlubuoja atmintis. Tai gali įvairiausios bėdos būti, reakcija, dėmesys, dėmesio sutrikimai ir įvairios kitokios. Tai rodo, kad tai ir smegenų veikla yra tam tikras sutrikimas ir tas sutrikimas dažniausiai vystosi dėl lėtinių uždegiminių procesų. Taip pat prastėja plaukų kokybė ir mes kartais pastebim, kad, na, silpnėja plaukai, lūžinėja, trukinėja ir neblizgus. Tai irgi yra vienas iš simptomų, kuris parodo, kad kažkas jau yra negerai. Aš jau nekalbu apie aukštą kraujospūdį, tai yra ryškus simptomas, kurį labai iš karto reikia spręsti, iš karto kreipti dėmesį, nes sekantis pranešimas, sekanti žinutė, kurią jūs gaunate, jeigu tai nespręsti, būna dar blogesnė, dėl to nereikia iki to dasileisti. Na ir taip pat žarnyno veikla, jeigu yra sutrikimas, jeigu ne kasdieną tuštinasi žmogus arba labai retai šlapinasi, ar labai šlapimo spalva būna labai tamsi, tai tik parodo irgi tam tikri sutrikimai, nes yra per didelis kiekis
toksinų susikaupia, kurie nepasišalina ir reiškia, žmogus ir per mažai vandens geria. O jeigu geria per mažai vandens, taip pat yra problemos ir su inkstų, gali būti ir su tuštinimus, ir daug, ir kraujotakos sutrikimų, daug įvairiausių. Bet vienas iš tų pagrindinių, kuris vysto lėtinius uždegiminius procesus, tai omega 6. Bėda ta, kad tas omega 6 disbalansas jisai sutrikdo mūsų ląstelių funkcijas. Mūsų kūnas susideda iš mažų gamyklėlių, vadinamų ląstelės. Ir tos gamyklėlės turi savo sienas, savo apvalkalus, vadinasi membranomis. Ir tie riebalai, iš kuriuos mes suvalgom, kiekvieną dieną nukeliauja po truputėlį tas membranas. Priklausomai kokį maistą valgom, iš tokio ir susiformuoja mūsų ląstelės. Visų audinių, visų organų, viso kūno. Jeigu mes turim per didelį kiekį sočiųjų riebalų, sukietėja mūsų ląstelės membrana, sutrikdoma medžiagų apykaita. Reiškia, mes jeigu ir labai kokybišką maistą vartojam, vis tiek jisai nepaklius ir tos maistinės medžiagos nenukeliaus į vidų. Energijos išsiskirimas mažėja. Taip mes galim jaustis, tiesiog pavargę labiau. Vidury dienos jau galbūt pavargę, kai kas jaučiatės. Arba vakare grįžę po darbo jau iš vis nebegalite nieko daryti, kad atsisėsti ir dažniausiai prie televizoriaus praleisti vakarą. Tai iš tiesų yra problema ir tai parodo, kad yra medžiagų apykaitos, taip pat ir sutrikimas. Taip pat omega 6 per didelis kiekis šitose ląstelių membranose pradeda skleisti tokius uždegiminius signalus, uždegiminius hormonus, vadinamus eikozanoidus, ir jie skleidžia į visą mūsų kūną. Iš visų organų sklinda tokie uždegiminiai signaliukai, tokie kaip rusenanti liepsnelė, tokia mažytė, žarijos truputėlį rusena. Ir kai jos rusena ilgą laiką, išsirusena iki didelės problemos ir iki didelių sveikatos sutrikimų. Taip vystosi lėtiniai uždegiminiai procesai. Ir ką mes turėtumėm turėti? Mes turėtumėm turėti gerą, tą savo mažiausią gamyklėlę, tą ląstelę, sveikatą, mes turėtumėm turėti kokybišką gerą. Ir čia yra ajurveda, ir kiniečių tradicinė medicina. Kalba apie tai, kad natūraliom priemonėm reikia tai atstatyti. Mums ne cheminių medžiagų reikia užpildyti tas ląsteles, o maisto, natūralų maistą. Ir visos tos senosios medicinos jos taip pat apie tai kalba. Tai mes, dirbdami su norvegais, mes turim galimybę ištirti, kokių problemų yra, iš ko susiformuoja tos mūsų gamyklėlės, tos ląstelės. Ir jeigu santykis yra geras, omega 6 su omega 3 su 1, mums negresia lėtinės ligos. Jeigu santykis yra didesnis nei 4 su 1, prasideda vystymasis. Ir kuo jisai didesnis tas disbalansas, tuo didesnis tų uždegiminiai procesai. Taip pat kraujo tyrimas parodo apie omega 3 kiekius. Iš tiesų visuomenė truputėlį yra klaidinama apie omega 3. Iš tiesų tai yra ne vienas pavadinimas, o 4 skirtingi pavadinimai omega 3 riebalų rūgščių. Ir visi jie 4 mums labai svarbus. Vienas iš jų tai yra sausumos. Sėklos, sėmenys, linų, kanapių, uogos įvairios, miško uogos, riešutai graikiniai. Tačiau tai yra vienas tik tai iš pavadinimų ir jisai nepapildo tų kitų likusių 3. Ir jeigu žmogus labai daug geria aliejus, kanapės, ten linų, jisai neturi galimybės papildyti tas likusias 3. Ir kai yra trūkumas tų likusių 3, o jos vaidina visos skirtingas funkcijas ir jos labiausiai prisideda prie imuninės sistemos ir smegenų veiklos, mes turim bėdą. O 3 likusiai omega 3 riebalų rūgštys, jos yra jūrinės kilmės, jos yra dumbliuose. Ir tie dumbliai, kaip mes žinom, tai yra greičiausiai besidaugintis mikroorganizmai pasaulyje, mūsų planetoje, jie labai greitai dauginasi. Ir tos dumblius valgo įvairūs vėžiagyviai, tos vėžiagyvius žuvis, tos žuvis gyvūnai jūros įvairūs ir taip toliau. Ir paskui mes visą tai tą racioną gaunam. Tai arba per dumblius, arba per jūrinę žuvį mes galim gauti tų omega 3. Bet sausumos kilmės žuvyje, fermose užaugintoje žuvyje, jų yra beveik nėra, nes tai yra pašarais užauginama. Jeigu mes kalbam apie jūrinę žuvį, laukinę žuvį, joje yra daugiausia omega 3, jeigu mes kalbam apie fermos žuvį, bet jūrose irgi užauginta, jose irgi yra truputėlį, bet nėra tiek daug, kiek laukinėje žuvyje. Su jūrinė žuvim yra dar didesnės problemos nei su sausumos maistu, nes į jūras yra išpilama viskas, ką
šiandien dienai mes nesunaudojam. Į jūras išpilama didžiuliai kiekiai plastiko, šiukšlių ir panašiai. Turbūt esame matę visi ne vieną skaidrę, kaip prie egzotinių krantų, iš tiesų Indonezijoje mes matom didžiulius klodus tiesiog šiukšlių. Tai yra su sunkiu metalu ir plastikų įvairiausių dalelių, tiesiog kolonijos tokios koncentruotos. Iš tiesų visi vandenys yra užteršti. Ir ypatingai nėščiom moterim nerekomenduojama valgyti žuvies daugiau nei vieną kartą per savaitę. Bet bėda ta, kad su ta mažu kiekiu omega-3 naudojimu mes nepapildom to tiek, kiek reikia, kad tas santykis susireguliuotų. Ir šiandien dienai aš matau vienintelę perspektyvą, kad mes neprisivalgytumėm tokio didžiulio kiekio tų sunkių metalų ir teršalų. Tai yra valgyti žuvį vieną, maksimum 2 kartus per savaitę, nedaugiau. Ir visą kitą pakeisti kokybiškais išvalytais papildais. Kito varianto aš nematau. Ir gali galvoti, kad aš galbūt užpildysiu tą spragą linų aliejum, kanapių, dėja mes neužpildysim tos spragos. Ir kiek mes darėm vegetaram, veganam kraujo tyrimų, neradom gero kraujo tyrimo, nors tikrai matosi ir kai kurie matosi, kad didelis kiekis yra tos omega-3, bet tai yra ne tos 3 jūrinės kilmės, kurių mums labai reikia. Ir taip pat visuomenė turi ir antioksidantų, kaip ir minėjau, ir vitaminų, ir mineralų didžiulius trūkumus ir nepakankamą vitamino D kiekį. Mes Lietuvoje iš tiesų turim daugiau debesuoto laiko ir mažiau turbūt būnam lauke, ypatingai rudens, žiemos periodais, pavasarį gal šiek tiek daugiau, bet per mažas kiekis vitamino D pas didžiąją dalį visuomenės yra. Ir labai labai nedidelis kiekis, pas kuriuos yra geras tas santykis. Ką mes turim? Mes turim galimybę nusipirkti štai tokį kraujo tyrimą, tokią dėžutę. Ir ta dėžutė atkeliauja iš mūsų internetinės parduotuvės ir kiekvienas iš jūsų gali ją nusipirkti. Tai yra testas. Tai yra testas, kai namų sąlygomis mes galim paimti mėginuką savo iš piršto kraujo lašelį. Ir jiem užtenka tik lašiuko kraujo, kad laboratorija ją ištirtų. Ir štai taip atrodo visa pakuotė, tokia speciali pakuotė, yra vokas, ant kurios mes nusiunčiam į Vitas laboratoriją, laiškutį, yra aliuminė pakuotė, kad kraujo mėginukas nepakistų, taip pat yra adatėlė, dezinfekuojanti servetėlė, viskas, ko reikia, kad mes nusiųstumėm į laboratoriją savo kraujo tyrimą. Ir štai čia yra tokia barkodinė sistema, yra barkodas, matosi ir taip pat ir skaidrėje, ir mes užlašinam porą lašelių kraujo ant pakuotės. Ir čia ant tos pakuotės taip pat yra barkodas. Tai reiškia, nėra jokių vardų, jokių pavardžių, nėra kažkokių tai inicialų, tiesiog yra kraujo porą lašiukų, jisai yra išdžiovinamas ir jiem užtenka, kad jie paimtų kraujo ląstelę. Įsivaizduokit, kaip DNR tyrimas daromas. Šiais laikais net seilių užtenka, kad padarytų DNR tyrimą. Tai mes naudojame eritrocitą, kraujo ląstelę. Ir ne šiaip su mes įimam kraujo ląstelę, iš jos darom tą tyrimą. Mes darom tyrimą dėl to, kad kraujo ląstelė eritrocitas gyvuoja 4 mėnesius mūsų kūne. Ir kas 4 mėnesiai jisai atsistato, atsinaujina. Ir kai mes padarom šito kraujo tyrimą, mes tiksliai sužinom 11 pavadinimų riebalų rūgščių, kurių tarpe yra ir omega-6, ir omega-3, ir omega-9, įvairiausių, jų 11. Santykius ir kiekius, ką jūs valgėt per paskutinius 4 mėnesius. Tai yra 4 mėnesių maitinimosi racionas ir jisai atspindi tą, iš ko susiformavo eritrocito membrana, tas apvalkaliukas, apie kurią aš jau kalbėjau. Tyrimų padarėm iš tiesų jau virš 600 000. Lietuvoje mes turim virš 15 maždaug tūkstančių padarytų kraujo tyrimų. Norėtųsi turėti žymiai daugiau, iš tiesų norėtųsi turėti bent 75 000 žmonių testuotų. Tada mes matysime didžiulį kiekį žmonių, kurie jau sužinojo savo tyrimą. Ir mes tikime, kad jeigu mes ateisime į 75 000 Lietuvoje tyrimų, tai bus didžiulis proveržis. Mes turėsim galimybę įrodyti tiek medicinos visuomeniai, tiek ir patys savo draugam aplinkui, kokią svarbą turi didžiulis šitas kraujo tyrimo santykis. Tai yra be galo svarbu. Iš tiesų mes einam po truputį į priekį, bet nėra tokie greiti, nesam tokie greiti. Kiekvienas žmogus
turbūt sprendžia savarankiškai, jisai nori sužinoti apie save, link kur jisai eina ar ne, ar prevenciškai jisai nori su savim dirbti ar ne. Tai tyrimus atlieka, kaip ir minėjau prieš tai, tokia laboratorija nepriklausoma, iš kurios mes 10 metų jau beveik perkam kraujo tyrimus. Šita laboratorija virš 25 metų egzistuoja. Jinai dirba su lyderiais pasaulio moksliniais centrais Harvardo, Cambridge'o, Oksfordo ir panašiais. Tai yra didžiausi mokslo centrai, mokslo visuomenės, kurios taip pat šitoje laboratorijoje darosi kraujo tyrimus. Iš tiesų nepaslaptis, Lietuvoje galima pasidaryti tokį patį tyrimą nebūtinai Norvegijai. Yra kai kurios laboratorijos, kurios siunčia į Vokietiją. Tik tiek aš žinau, kad jų kaina yra apie 200 eurų šito kraujo tyrimo, tai yra labai brangus. Mūsų kaina yra žymiai pigesnė ir žmogus gali žymiai pigiau įsigyti tą tyrimą. Na, bet ne mes vieni juos darom, tai tikrai yra svarbu, dėl to pradėjo daryti ir kitos laboratorijos. Tai yra labai džiugu, kad kuo daugiau, tuo geriau. Tuo geriau visuomeniai bus ir visi sužinosim savo tyrimo rezultatus greičiau. Na, kaip ir minėjau, tai parodo omega-6, omega-3 santykį, nuo kurio priklauso lėtiniai uždegiminiai procesai, parodo, ant kiek greitai vystosi uždegiminis procesas, parodo omega-3 kiekius, 4 skirtingų pavadinimų, kurie labai svarbus mūsų imuniniai sistemai, mūsų širdžiai, smegenų veiklai ir daugeliui kitų. Mūsų kognityvinės funkcijas, medžiagų apykaitą, ląstelių membranos pralaidumą, arachidono kiekį riebalų rūgšties, kuri irgi labai svarbi mūsų gyjimo procesus. Kad nenukraujuotumėm, kad aptiktas būtų uždegimas, tai jinai irgi labai svarbi. Ir štai čia matote mobilią versiją, tokią ataskaitą, kurioje mes pamatom savo kraujo tyrimo rezultatą ir jisai yra visom kalbom. Tai ar lietuviškai, ar kitom, ar angliškai, ar latviškai, ar rusiškai, bet kuria kalba galima pasirinkti, net yra ir kinų kalba, nes įmonė pradėjo neseniai dirbti ir Kinijai. Taip kad tai yra galimybė sužinoti savo situaciją. Na ir po 6 mėnesių, po 4-6 mėnesių mes rekomenduojam pasidaryti pakartotinį tyrimą, kad visuomenė suprastų, kur jie atsirado. Ir jeigu mes atvedame žmogų, o mūsų yra sukurti tam tikri produktai, kurie sugeba atvesti žmogų į tą santykį mažiau nei 3:1, pas jį prasideda naujas gyvenimo etapas. Ir iš tiesų tai tiesiog reikėtų atvykti į tą zoną mažiau nei 3:1 ir pagyventi kažkokį laiko tarpą, kad jūs suvoktumėte, kaip tai keičiasi jūsų ir kokią didžiulį įtaką jūsų sveikatai tai turi. Na, tyrimo rezultatai rodo, kad iš tiesų pasaulis yra nesubalansuotas. Ir kuo didesnė ir labiau ta išsivysčiusi šalis, kuo daugiau žmonės skiria laiko darbui ir mažiau maisto gaminimui namuose, tuo didesnis disbalansas yra. Ir dar pamatėm, kad ne visi preparatai vaistinėse veikia. Mes matom vaistinėse kai kurios omega-3, kurios yra genetiškai modifikuotos, iš tam tikrų fermose užaugintų augalų padarytos. Kai kurios yra oksidavusios gamybos proceso metu ir tu prasidarai kapsulytę, jinai smirda. Tai rodo, kad irgi jinai sugedęs yra. Kai kurios ir turi per mažą kiekį omega-3 riebalų rūgščių. Kai kur yra iš vis tik žuvies taukai, kuriame nėra visiškai omega-3 riebalų rūgščių. Mes ir tokių preparatų esam radę. Taip pat yra dar viena problema. Labai mažas kiekis antioksidantų, kurie sugeba apsaugoti, stabilizuoti tą omega-3 nuo sugedimo. Ir tuo mes labai skiriamės nuo visuomenės ir mūsų preparatai sudaryti vien tik iš natūralių žaliavų ir yra tokie labai stiprus antioksidantai, polifenoliai, kurie ir sugeba tą naudą tų riebalų rūgščių mums suteikti, nes jie nesioksiduoja, nesuyra. Na ir kaip minėjau, vienas iš tokių vedančių mokslininkų, tai yra daktaras Paul Clayton, ir kas nori, yra jo išleistos 2 knygos lietuvių kalba ir kitom skirtingom kalbom apie tai, kaip mes susikuriam tas problemas ir kaip mes galim jas susitvarkyti savo su maistu. Ir taip pat kalba apie imuninės sistemos aktyvavimą, kaip mes aktyvinti galim savo įgimtą imuninę sistemą, kuri turbūt viena iš labiausiai šiandien dienai nusilpusių, vadinkim, nes per perdirbto maisto vartojimą iš tiesų mūsų imuninės sistemos nėra labai aukštame apsaugos lygyje.
Na ir turim kitų daug mokslininkų, kurie dirba ir smegenų veiklos srityje, ir grožio, ir senėjimo stabdymo srityje. Tai tiesiog yra tam tikri mokslininkai, kurie ir padeda kurti visus sprendimus, kuriuos mes turim. Ir kaip aš ir minėjau, tai yra visiškai natūralūs sprendimai. Tai kaip jūs matot, tai yra alyvuogės, tai yra laukinė žuvis, yra vitaminas D3 natūralus, vitamino E kompleksas, tai yra originalus produktas. Jo tokio jūs nerasite vaistinėse, nes jisai yra sukurtas būtent mokslininkų tam, kad atstatytų tą santykį. Dėl to jis ir vadinasi balanso aliejus. Tai yra alyvuogių, žuvies, vitamino D ir vitamino E kompleksas. Toksai 4 skirtingi produktai sudėta į vieną ir mes jį naudojam pagal savo svorį, naudojam pagal fizinį aktyvumą ir pagal kraujo tyrimo rezultatą. Tai reiškia, kiekvienam yra individualus kiekis, vaikučiam vienas, suaugusiam kitas, kuo fiziškai daugiau juda, tuo didesnis kiekis naudojamas, arba jeigu kraujo tyrimas labai prastas ir jūs turit labai didžiulių kažkokių sveikatos sutrikimų, tai irgi pagal tai atsižvelgiama mes rekomenduojam tam tikrus kiekius. Dalis žmonių turi problemą su virškinimu, dalis žmonių nevirškina riebalų. Ir jiem buvo sukurtas produktas tirpus vandenyje, tai yra tie patys riebalai, alyvuogių aliejai, kuriuose yra gausų polifenolių, omega 3, padaryta toksai tirpus vandenyje, kuriame suskyla į mažas dalelytės šitas aliejus. Ir mes išgeriame ir nereikalauja tam tikrų fermentų, kad įsisavintų į mūsų organizmą. Tai yra unikalus preparatas. Taip pat yra naudojama tiem žmonėm, pas kurias tulžies pūslės pašalinimas, arba tiesiog netoleruoja aliejaus, noriu gerti kaip vandens. Tokį kokteiliuką galima pasidaryti ir su citrina, ir mėtų pridėti įvairiausių tokių, galima šeimai pasidaryti skanų gėrimą. Ir visi bus praturtinti tuo omega 3 su polifenoliais. Dar vienas preparatas skirtas vegetaram ir veganam, ypatingai veganam, tie, kurie nenaudoja jūrinės kilmės produktų ir nenori prisidėti prie gyvūnų naikinimo, tai yra, iš tiesų puikus preparatas tiesiai iš dumblių. Kaip ir minėjau, dumbliai tai yra pagrindinis resursas, būtent omega 3 jūrinės kilmės. Ir čionais yra labai didžiulis kiekis įvairių omega 3, omega 7, omega 9, įvairių riebalų rūgščių, kurios mums labai reikalingos. Ir aišku, natūralus veganiškas vitaminas D3 iš kerpės taip pat, puikus produktas. Kam patinka aliejai, tas naudoja aliejaus tekstūrą. Ir aš visą laiką rekomenduoju, naudokite aliejų, nes tai yra paprasčiausias ir pigiausias būdas. Tie, kam nepatinka aliejus, kas negali naudoti arba atsimena vaikystėje kažkas per prievartą, jeigu jūs girdė aliejais ir jums nepatinka ir ta psichologinė būsena jūsų tokia yra jautri, tai aš siūlyčiau gerti kapsulės. Aš pats geriu kapsulės paskutinius jau gal metus laiko, nes man tiesiog labai lengva suskaičiuoti 3 kapsulytės, man užtektų 2,5, aš geriu 3. Ir vieną kartą per dieną vandeniu užsigėrė ir tu gavai koncentruoto to, ko tau reikia veikliųjų medžiagų pagal savo svorį. Tokiu būdu aš susibalansuoju savo maiste esančias riebalų rūgštis, omega 6, omega 3 ir paskutinius jau kelis metus mano kraujo tyrimo rezultatas yra mažiau nei 3:1. Tai savijauta, aš galiu pasakyti, tikrai unikali, tikrai daug turiu energijos, nuotaika gera, turbūt, kas mane ilgiau pažįsta, turbūt retai mane matot nuliūdusi ar neenerginga. Taip, tai iš ties yra puikus produktai, visiškai natūralūs, ir čia yra parodyta dar viena studija, kuri labai svarbi yra, ir tos omega 3 dar yra ir įvairių irgi resursų, yra ir krylių aliejus, ir ryklių aliejai įvairiausi, ir menkių aliejai. Iš tiesų, bėda yra ta, kad tuose aliejuose mes nesurandam antioksidantų. Tokių antioksidantų, kurie virš 20 valandų apsaugotų omega 3 nuo oksidacijos, nuo sugedimo. Ir tokio laikotarpio apie 20 valandų reikia, kad tą, ką mes nurijom, praėjo mūsų visas terpės, skrandžio terpė, žarnyno terpė, kraujotaka ir pakliuvo iki pat ląstelės, tai virš 20 valandų. O balanso aliejai su tais antioksidantais natūraliais iš alyvuogių esančiais polifenoliais, jie 35 valandas buvo
apsaugoti ir to laiko pilnai užtenka, kad nukeliautų iki pat ląstelių, nesuirusios tos maistinės medžiagos. Dėl to jie ir atneša tą naudą ir atneša tą santykį mažiau nei 3:1. Ir labai rekomenduoju, kad kiekvienas iš jūsų ateitumėte į tą žalią rezultatą, į tą žalią langelį, kur visi atsakymai būtų su šypsenėlėm žaliam fone. Tai iš tiesų yra svarbiausias, link ko ir mes norim atvesti visuomenę, kad jie pamatytų savo naudas. Na, o produktai, kadangi jie yra natūralūs, tai yra nuo kūdikystės naudojami, ypatingai labai svarbu yra nėščiosiom moterim naudoti juos, nes embriono vystymasis, kūdikėlio vystymasis procesas labai pagreitėja, atsistato, netgi yra, pas kuriuos yra didžiuliai sutrikimai, raidos sutrikimai vaikai, tai irgi aš labai rekomenduoju būtent naudoti šitus preparatus, nes jie ypatingai prisideda prie mūsų smegenų sistemos vystymus. Taip, ir jūs mato turbūt skirtingose laiko tarpuose mes skirtingus turim tokius poreikius. Pradžioje galbūt vaikystėje, augimo procesų, imuniniai sistemai, kad vaikučiai nesirgtų. Bet aš, pavyzdžiui, džiaugiuosi, kad mano vaikas nuo 3 metų naudoja, mes pamiršom, kas yra ligos. Pamiršom, kas yra antibiotikai. Tai kuo mažiau antibiotikų, tuo mes mažiau žalojam tą savo atžalą. Tai yra tik puikiau. Na, vėliau reprodukciniam amžiui iš tiesų ten ir grožiui, ir kad graži oda būtų, ir plaukai, nagai, mes matom tikrai didžiulį poveikį. Ir vėliau jau, kad nesivystytų tos lėtinės ligos arba kad jos truputėlį mažėtų jų vystymasis, lėtėtų jų vystymasis, tai tikrai yra geras dalykas naudoti tos aliejus. Na ir pagrindinės funkcijos, tai aišku, smegenų veiklai, širdies veiklai, imuniniai sistemai padeda ir, kaip matote, čia yra daug kitų. Tai, kas norės, galėsite video peržiūrėti ir pasižiūrėti tas skaidrės ir kokias naudas mes galim suteikti savo draugam. Na, taip pat ir sportininkai vertinę ir Lietuvos krepšinio rinktinę ir Kauno Žalgiris iš tiesų jau ilgus metus jau naudoja šitus preparatus mūsų. Mes čia per vidurį matom tokį ant lentos besileidžiantį, irgi lietuvis yra, net nežinau, kaip tas sportas vadinasi, tik matau, kad Vingio parke jie čia laksto su tom lentom. Na, iš tiesų, nuo tų kalniukų. Na, tai tikrai tai yra priemonės natūralios, kurios labai kokybiškos. Ir kur padeda ir sportininkam greičiau atsistatyti po treniruočių, atgauti jėgas, taip pat ir mažėja ligų, mažėja susirgimų, ypatingai prieš varžybas, prieš ruošiantis varžybom. Nes kiek aš žinau, tai sportininkai profesionalai, jie labai daug treniruojasi prieš pat varžybas, tam, kad fiziškai pasiruoštų, bet tuo pačiu ir nualina savo organizmą. Tai šitie preparatai jie atstato, neleidžia mums susirgti. Na ir vienas taip pat iš unikaliausių, kuris atstato vieną iš tų pagrindinių disbalansų, tai yra zinobiotikas, tai yra prebiotinės skaidulos. Na, iš tiesų daug dabar yra kalbame apie gerąsias bakterijas, apie jų svarbą ir tai iš tiesų yra naudinga mums maiste turėti kuo daugiau gerųjų bakterijų, jogurto, kefyro gerti, fermentuotų, raugintų maisto produktų. Na, iš tiesų tai yra tiesa. Tačiau reikia nepamiršti, kad mūsų gyventojams labiausiai tai reikia maisto duoti. Ne pačių bakterijų, nes pačių bakterijų tūkstančiai rūšių gyvena pas mus. Mums reikia duoti maisto gerosiom bakterijom. Ir tos maistas gerosiom bakterijom yra prebiotinės skaidulos. Ne paprastos skaidulos, kurios kaip šluotai išvalo mūsų žarnyną, bet prebiotinės. Tai štai yra 8 tipų skirtingų rūšių prebiotinės skaidulos, kurios padengia visą žarnyną, jos fermentuoja bakterijos gerosios gram teigiamos ir tokiu būdu jų kiekis daugėja mūsų kūne. Ir mes pradedam geriau jaustis. Iš tiesų daug jisai ką keičia ir reguliuoja cholesterolio kiekį, reguliuoja cukraus, insulino apykaitą, prisideda prie smegenų veiklos, prie nuotaikos gerėjimo, prie odos gražėjimo. Labai svarbus preparatas yra prebiotinės skaidulos, būtent zinobiotika. Svorio kontrolė taip pat prisideda. Na ir dar vienas pagrindinis, tai jau trečias tas, kuris atstato tą kalorijų disbalansą ir praturtina mūsų mitybą maistinėmis medžiagomis, tai yra vitaminų, mineralų, antioksidantų kompleksas. Irgi yra natūralus ir tokio preparato vaistinėse apskritai nėra, nes ten labai nedaug yra natūralių, yra dažniausiai sintetiškai sukurtų laboratorijose. Čia yra natūralus. Ir ką mes pastebėjom? Pastebėjom, kad kai žmogus pavalgo,
šių laikų maisto, ypatingai perdirbto maisto, po kažkiek laiko apsisuka ir vėl jisai nori eiti valgyti. Tai atsitinka ne dėl to, kad jisai alkanas, dėl to, kad jo kūnas badauja maistinėmis medžiagomis, vitaminais, mineralais, antioksidantais ir jais būtent jisai badauja. Ir jų reikia duoti. Ir juos reikia duoti be kalorijų. Nes jeigu mes tam žmogui dar papildomai duosim ir su kalorijom, jo svoris dar daugiau didės. Ir čia yra užburtas ratas. Žmogus suvalgo mažai uogų, mažai sėklų, mažai kruopų, mažai daržovių, vaisių. Ir prie viso to dar jisai neturi šitų maistinių medžiagų, jisai badauja, bet papildomai dar uždeda daugiau kalorijų, jisai didėja, o kūnas jo badauja. Ir tai vadinasi toksai B tipo badavimas šių laikų medicinoje. Kai A tipo badavimas tai yra, kai negaunam nei kalorijų, nei maistinių medžiagų, o B tipo badavimas, kai negaunam būtent šitų veiklių medžiagų, maistinių, būtinų vitaminų, mineralų, antioksidantų. Tai yra problema ir ypatingai dažnai žmonės galvoja, kad reikia laikytis dietos, norint numesti svorio, reikia mažiau valgyti ir tada bus viskas gerai, pradeda badauti, nedaug dievė dar kiekvieną dieną badauja, tai pats blogiausias dalykas, ką gali padaryti. Tai jų riebalų masė mažėja, nyksta raumenynas, nes gauna per mažai baltyminio maisto ir taip pat negauna vitaminų, mineralų ir tokiu būdu jisai išsenka iki labai sudėtingo išsekimo, o vėliau, jeigu jisai pradeda valgyti vėl, jam didėja riebalų kiekiai vietoj to, kad didėtų raumenynas. Jeigu dar ir fiziškai aktyviai mažai juda, iš tikrųjų gali pasidaryti didžiulės žalos. Sekantis preparatas, su kuo mes susidūrėm, tai yra beta-gliukanai. Mums prieš kokius 7 metus davė šitą preparatą išsibandyti ir mes išgirdom labai unikalių iš tiesų sprendimų. Tai yra natūralus, beta-gliukanai yra jie alaus mielėse, kepimo mielėse, grybuose, sėmenyse yra tokios veikliosios medžiagos vadinamos beta-gliukanai. Tų beta-gliukanų yra įvairiausių. Vienos iš jų yra kaip skaidulos ir jos yra įdėtos į tą zinobiotiką, tos kaip prebiotinės skaidulos. Kiti beta-gliukanai yra skirti aktyvinti mūsų imuninę sistemą. Tai mūsų imuninės ląstelės, neutrofilai ir makrofagai aktyvinasi, kai mes gaunam štai šitų maistinių medžiagų. Kažkada, seniais laikais, mano vaikystėje, nuskambėjo kaip prieš 100 metų. Iš tiesų vaistinėse parsidavinėdavo mielės. Jas kažką reikėdavo su jom kažką daryti, aš jau nepamenu, nes iš tiesų buvau, vieną kartą mane tik aš atsimenu yra siuntę nupirkti tų mielių, bet kažką mes su jom ten darydavom, kažką mama liepdavo nupirkti dėl imuninės sistemos. Tai vat būtent iš mielių senelių paimta veiklioji medžiaga beta-gliukanai turi labai didžiulę mums naudą. Ir daug klinikinių studijų, aš žinau, kad kanadiečių armija, karinė visa tarnyba naudoja beta-gliukanus būtent imuninės sistemos aktyvinimui, kai siunčia kariškius į spec taškus. Ir daug yra studijų ir su rentgeno padaryta įtaka, apsaugo, nuo rentgeno spindulių, daug įvairiausių dalykų, bet mes naudojame imuninę sistemą aktyvinti. Ir va šiandien dienai tai yra vienas iš geriausių būdų, kaip mes galim natūralią įgimtą, neįgytą, kurią mes įgyjame, bet įgimtą imuninę sistemą, su kuria mes gimstame, ją aktyvuoti. Tai yra fantastinė priemonė, kaip natūralius toksai aktyvintojas, kuris labai moduliuoja mūsų imuninę sistemą. Ir moduliuoja jisai taip, kad jeigu žmogus turi autoimuninės ligas, tai žinot, kad tai yra autoimuninė liga, tai yra mūsų imuniteto kova su pačios savęs ląstelėmis, su savo kūnu. Tai tokiu būdu negalima aktyvinti imuninės sistemos. Bet šitas beta-gliukanai, jie labai moduliuoja, jie taip sumoduliuoja, kad jie slopina imuninę sistemą, tam tikrus limfocitus, kurie būtent ir kovoja su paties savo ląstelėmis. Tai tokiu būdu jinai veikia dvejopai. Aktyvina neutrofilus makrofagus ir slopina tuos limfocitus, kurie puola mus pačius. Kitas preparatas, Viva, šafrano ekstraktas, tai čia yra gerina nuotaiką, gal iš tiesų irgi šitas preparatas davė man tokios ir energijos ir nuotaikos geresnės, nes aš retkarčiais jį išgeriu ir gerėja nuotaikas, gerėja miegas, mes jaučiamės laimingesni. Iš tiesų mes turim tokį didžiulį srautą informacijos sklaidos, tos neigiamos sklaidos. Aš iš tiesų siūlyčiau kiekvienam iš jūsų bent jau po dėžutę namuose turėti.
labai nedaug kainuoja ir tikrai puikiai priemonė nuotaikai pagerinti. Na, o kam yra didžiulės problemos, kaip depresiniai susirgymai, tai šitas preparatas turi klinikinės studijas, būtent parodančias, kad gerina būklės tiem žmonėm. Na ir štai čia yra parodytas skandinavų sveikatos protokolas, tai yra pagrindinis protokolas, kuris sugeba subalansuoti visus mūsų trūkumus šiandien dienai maisto. Ir tokio požiūrio neturi nei viena kita kompanija. Yra iš tiesų daug kompanijų, kurios bando kažką parduoti, papildus įvairiausius, prigamina labai jų daug. Zinzino kompanija turi paruošusi maisto protokolus ir štai yra pagrindinis maisto subalansavimo protokolas. Aliejus subalansuoja riebalų rūgštis, zinubiotikas subalansuoja žarnyno veiklą, Xtendas papildo visais mikronutrientais, vitaminais, mineralais, antioksidantais. Ir tokiu būdu subalansuotas maistas mums atneša naudą. Ir tokiu būdu mes keičiamės į geresnę savo versiją. Na, pats naujausias preparatas tai yra Revo, tai yra visiškai natūralius alyvuogių aliejus. Tačiau tokio alyvuogių aliejus jums neteko niekada ragauti. Jisai yra per brangus piltis ant salotų, būtų labai jau prabangios tos salotos, jeigu mes įpiltumėm į lėkštę, ne savo į burną. Jisai naudojamas daugiau šaukšteliu ir tiesiai į burną, kad kuo mažiau jo liktų ant lėkštės sienelių, nes jisai turi unikalią savybės. Pas jį 30 kartų yra daugiau antioksidantų polifenolių. Įvairiausių jų yra pavadinimų, yra aprašymai, galima prisijungti prie interneto ir pasiskaityti apie tas veikliąsias medžiagas. Iš tiesų yra labai unikalus. Ir kaip jisai padarytas skirtingai, galbūt kiltų jums klausimas, nei kiti visi. Na, visų pirma, tai nupirkta yra labai sena, virš 1000 metų senumo plantacija alyvuogių, koroneikė alyvuogių rūšis tam tikra. Tai yra vienas. Antras dalykas, nupirkta užpatentuota technologija. Ir tas gamybos procesas užpatentuotas toksai, kad kai išspaudžia iš alyvuogių aliejų, neįvyksta sąveika su deguonimi, neįvyksta sąveika su vandeniu, su karščiu ir centrifugavimo. Nėra būdo, kaip sunaikinamas antioksidantai. Ir jie visi išlieka būtent pačiam aliejui. Kai mes ragaujam šitą aliejų, iš tiesų atsiveria ypatingas skonis, ypatingas poskonis, bet svarbiausia, kad tas aitrumas, toks kartumas to aliejaus, jisai turi labai daug mūsų sveikatą stiprinančių antioksidantinių savybių. Visų pirma, stabdo laisvųjų radikalų žalą. Stabdo peroksidinius procesus, oksidavimosi procesus mūsų kūne, ypatingai svarbus sportininkam. Nes sportininkai daug sportuodami, daug stresuodamas žmogus irgi sukuria tokį didžiulę būseną oksidavimas. Taip pat veikia prieš uždegimiškai labai stipriai jie. Veikia prieš virusiniškai. Padeda sąnariam, mažina uždegiminius procesus sąnarių veiklos, širdies kraujagyslių sistemos veiklai, diabetui, smegenų veiklos sutrikimam. Tai iš tiesų man teko rasti labai daug klinikinių studijų apie tas veikliąsias medžiagas ir apie jų naudą. Tai yra vienas iš stipriausių preparatų šiandien dienai kartu su omega 3, bet jeigu mes paimtumėm ir naudotumėm jos 2, tai vienas iš stipriausių, kurias labiausiai veiktų į jūsų kraujotaką ir labiausiai ją išvalytų. Per tikrai trumpą laiką turi tokį poveikį, kad jisai labai turi gerą pagalbą mūsų kraujotakai. Na, kaip matot, produktų mes turim šiek tiek, neturim labai daug, einam į pabaigą, bet turim vieną iš unikaliausių preparatų. Ir tas produktas yra sukurtas kaip maistą pakeičiantis kokteilis, tai yra lean shake'as vadinasi. Ir iš tiesų, norint numesti svorio, mums reikėtų 2 kartus per dieną jį vartoti, jį valgyti vietoj savo tradicinio maisto. Tokiu būdu mes iš tiesų ir pinigų sutaupytumėm šeimai. Antras dalykas, mes numestumėm svorio, nes jame yra labai mažai kalorijų. Vienam pakelyje yra tik tai 117 kalorijų ir kai mes suvalgom, jeigu mes dar įsidedam 2 šaukštelius zinobiotikų, tų skaidulų, mes 3 valandas esame sotus, mes gauname visas maistinės medžiagas, vitaminus, mineralus, mes gauname kokybiškus labai baltymus ir nėra jame cukrų. Nėra jame skonio stipriklių, nėra kažkokių tai papildomų
kvapiklių. Tai yra visiškai natūralus maistas, kurį mes galim pasidaryti ir pusryčiam, ir vakarieniai. Ir jeigu žmogus valgo vakarieniai, tai jisai labai labai unikalus, nes tada ir mažėja ir svoris, ir taip pat atsistato baltymai, būtent augimo hormonam raumenyno labai svarbu vakarais gauti daugiau baltyminio maisto. Aišku, ne per didelį kiekį, nes vėliau gali žarnyno problemų turėti. Tai va, tai tikrai puikiai priemonė pavalgyti, jausti sočiam, gauti mažai kalorijų, bet būti sočiam, ir tokiu būdu mes rekomenduojam mažinti savo svorį. Ne daug valgyti arba nevalgyti visai ir kažką tai eksperimentuoti, bet būtent valgyti, būti sočiam ir numesti svorį. Na ir paskutinis preparatas, apie kurį aš norėčiau šiandien papasakoti, tai yra serumas. Tai yra odos serumas. Iš tiesų tai yra daug labai pasaulyje sukurtų gerų serumų ir tos veikliosios medžiagos didžiai dalimi yra sudėtos čionais taip pat. Tik vieno komponento jūs nerasite kituose serumuose, ką galima surasti čionais. Tai yra beta-gliukanai, tie patys beta-gliukanai, kurie aktyvina imuninę sistemą. Ir taip jau atsitinka, kad jeigu mes ją tepamės ant odos, mūsų kūnas gauna signalą, kad reikia bėgti į tą vietą ir sutvarkyti, kažkas įvyko mūsų odai, reikia pagerinti jos būseną. Atstato tą vadinamą matricą, elastingumą atstato, poras mažina, raukšlės mažina, būtent dėka tų beta-gliukanų. Labai greitai gyja žaizdos, randai, siūlės įvairios ir panašiai. Tai yra iš tiesų unikalus preparatas, kurį aš rekomenduoju turėti savo, turbūt vonioje ir galėtumėte po skutimosi taip pat labai gerai vyram, ne dirgina odos, iš tiesų labai labai geras. Tai štai apie tai norėjau šiandien turbūt pakalbėti, apie tos produktus ir apie tos sprendimus, kuriuos mes suradome Zinzino kompanijos pagalba. Ir dar kartą noriu pasakyti, kad Zinzino kompanija tai yra skandinavai. Jie turi Osle nuosavą gamyklą, kurioje ir kūrė tuos maistinės šitas medžiagas ir duoda mum šalia savo maisto papildomai vartoti. Aš matau, kad nemažai yra klausimų užduota, tai gal aš pradėsiu nuo klausimų ir taip pat aktyvinsiu jūsų galimybę paklausti, aktyvavau mygtuką ir jeigu norėsit, galėsit paklausti. Aš pabandysiu dabar atsakyti klausimus. Raimondas Vaitekėnas rašo, tai oficialiai yra registruota berods net visa Šiukšlių sala. Turbūt, kai aš kalbėjau apie tą vandenynuose Šiukšlių salas, taip, iš tiesų yra Šiukšlių salos ir tai yra žiauru. Rūta klausia, ar efektyviai galima sustabdyti ikivėžinių pakitimų vystymas į vėžį pagerinus santykį? Kadangi tai yra labai rimtas klausimas, į kurį vienareikšmiškai aš negalėčiau atsakyti, tai daug sprendimų susiję. Bet ką mes matom ir kokios klinikinės studijas mes matom? Mes matom, kad PubMed'e tokie Simopoulos mokslininkai yra daug spausdinusių klinikinių studijų, kuriuose kalba apie tai, kad jeigu sumažėja mažiau nei 2:1, tai turi įtakos ir onkologiniam susirgymam. Pone Rūta, aš nenoriu jum atsakyti į šitą klausimą, kad taip mes galim padėti. Aš negaliu to atsakyti. Tai yra draudžiama man. Bet aš galiu jums pasakyti, kad nueikite į PubMed duomenų bazę ir rašykite omega-6, omega-3 ratio santykis angliškai ir jūs gausite tenai tuos atsakymus. Ir jūs, kai pati sužinosit apie juos, taip pat galite kreiptis asmeniškai ir galėsim mes jums pakonsultuoti. Tam galima priskirti ir protarpinį badavimą su 16 valandų nevalgymo tarpu paroje. Nežinau, ką Raimondas, gal Raimondai pasisakyk, ką norėjai paklausti? Jo, sveiki visi. Jonai, kalbėjote apie tą visą svorio metimo procedūrą, ir kuomet sakėt, kad tas nevalgymas, organizmo badavimas, tai klausimas, yra tos palyginimas dietos su protarpinio badavimo, tai ten skirtingai valandų kiekiai, 12, 14, 16 valandų. Žinau, pažįstamas to užsiima, tai klausimas iš tikrųjų, ar kiek mano intuicija sako, tai jisai, savo kenkia iš tikrųjų. Nes visų pirma, jis praranda tą raumenyną, nes tai yra pirmoji dalis, ant ko krenta svoris, o riebalinė masė, jinai po kažkurio laiko tarpo sumažėja, bet, vėlgi, ta prasme, jinai lieka.
Na, iš tiesų daug yra įvairiausių dietų, daug yra įvairiausių rekomendacijų. Pagal šiandien dienai galiojančias Lietuvoje sveikojos mitybos rekomendacijas, kurias išleido Sveikatos apsaugos ministerija, mes turėtumėm valgyti 5 kartus. 3 kartus turėtumėm vartoti pagrindinį maistą ir 2 kartus papildomai užkandžius. Jeigu žmogus, ir tarp valgymų turėtų būti apie 3 valandas maždaug. Jeigu žmogus 16 valandų daro protarpinį badavimą, jeigu jisai sutelpa į šitą racioną, aš galbūt sakyčiau, tai yra gerai. Tačiau reikėtų labai įdėmiai pasižiūrėti jo mitybos racioną. Aišku, mums labai lengva padarius kraujo tyrimą pasakyti jam, ar jisai savo kenkia, ar jisai savo padeda. Be abejo, jeigu jisai suvartoja per mažai baltyminio maisto, jisai kenkia ir ypatingai kenkia savo raumenynui, ir galiausiai širdžiai. Jau iš pradžių organizmas iš tiesų sugeba tokių apsisaugimo, yra tam tikri instrumentai mūsų kūno. Tai iš pradžių nyksta raumenynas, rankų, kojų, vėliau ant pačio galo jau širdies vidaus organų raumenynas nyksta, ant pačio galo. Tai jeigu jisai vartos per mažą kiekį baltymų, gali turėti daug problemų. Bet aš rekomenduočiau jam tiesiog valgyti maistą saikingai, skirtingą, labai įvairų, ir tiesiog kontroliuoti tą fizinį aktyvumą, suaktyvinti ir taip pat pasižiūrėti, kiek jisai suvalgo. Ir aišku, praturtinti savo maistą maistinėmis medžiagomis, tai yra ir skaidulomis, ir geraisiais riebalais, ir vitaminais, mineralais. Amber Sido klausė, ar galima Xtend naudoti nėščioms ir žindančioms mamoms. Xtendo nerekomenduojama naudoti žindančioms ir nėščioms mamoms, nebent jum gydytojas rekomenduoja dėl tam tikro išsekimo, tačiau Xtend Plus yra visiškai natūralus. Ir tas Xtendas Plusas yra natūralus, tai tas pats, kas jūs valgytumėte daug uogų, daug sėklų, visko daug. Bet kokiu atveju pagal Europos maisto saugos tarnybą mes turim tokias rekomendacijas, kurias privalom pasakyti kiekvienam žmogui. Tai yra tai, kad nėščiosios ir žindančios mamos turi patarimo klausti jūs gydančių gydytoją. Kaip aš sakau, jeigu jum sakys, kad jum kokybiško maisto nereikia, tada labai liūdna, bet turėtų sakyti, kad reikia. Iš tikrųjų, pagrindinis tai žindančiom mamom ir pagrindinis preparatas tai yra balanso aliejus, kurį tikrai reikia būtinai naudoti, tiesiog privalomai, kad jūsų vystytųsi kūdikėlis, nes jisai per pienuką tada gauna būtent šitas veikliąsias medžiagas. Xtendo Plus aš rekomenduočiau, nes pas mus yra Xtendas ir Xtendas Plus. Tai Xtendas Plus yra visiškai natūralus, iš natūralių žaliavų. Tai jį rekomenduotina būtų. Ar gerai aktyvinti imuninę sistemą beta-gliukanais vėžinių susirgimų atveju? Rūta, manęs jūs antrą kartą klausėt panašaus klausimo. Iš tiesų mes dirbam su kai kuriais gydytojais iš onkologinių, iš NVI Vilniuje, esančius Santariškėse, kur po chemoterapijų, po spindulinių terapijų, po operacijų siunčia pas mus žmonės ir mes padedam jiem. Ir beta-gliukanai yra vienas iš labai svarbių komponentų, kurie labai reikalingi būtent tuo laikotarpiu. Bet ten visas kompleksas yra reikalingas. Reikia sukurti tokią mitybą, kurioje nebeliktų vietos lėtiniam uždegimam. Ir mes turim tą kompleksą būtent tokį ir padarę, kad mes suteikiam žmogui tą visą kompleksą, kuriame kūne jo nebesiformuoja tas lėtinio uždegimo terpė. Arba sumažinam iki maksimaliai įmanomos tos terpė. Dėl to ir vyksta tie procesai, pasikeitimai tokie. Jolanta klausė, ar reikia daryti pertraukas po aliejaus ir vitaminų vartojimo laikotarpio? Kaip galima įsigyti produktų? Produktai įsigyjami yra internetiniai parduotuviai. Tiesiog, jeigu jūs norite įsigyti, jums reikėtų kreiptis į tą žmogų, kuris jūs šiandien pakvietė, rekomendavo, nes jisai duos jums koduką. Ir su to kodu jūs galite drąsiai kiekvienas nueiti ir nusipirkti tiesiogiai, net mūsų nereikia. Pertraukos daryti nereikia, nes aliejus tai yra alyvuogės ir žuvis. Tai, kaip sakau, jeigu jūs norite daryti pertrauką tarp alyvuogių ir žuvies, galite daryti,
Bet tada, jeigu jūs per daug vartosite omega-6 riebalų, per daug perdirbto maisto, pieno produktų, mėsos produktų, grūdų, jūs turėsite per didelį disbalansą ir tada vėl sugrąžinsite save į tą būseną, kurioje disbalansas priveda prie žalos mūsų kūnui. Aš tai rekomenduoju naudoti jį pastoviai kaip vieną iš sprendimų, kaip gauti kokybišką skystą žuvį ir geras kokybiškas aliejų arba alyvuoges. Aš naudoju jau virš 8 metų, gal 9 metai naudoju be jokių pertraukų. O vitaminų, mineralų su vitaminais yra taip, kad didžioji dalis vaistinėse esančių vitaminų turi didžiulius kiekius veikliųjų medžiagų, juos tiesiog gamina atskirai vitaminą C, atskirai vitaminą B grupės ten ir panašiai. Tai juos negalima naudoti pastoviai, nes juos yra dideli kiekiai, per dideli kiekiai. Arba, pavyzdžiui, vitaminas D. Ir kai kurie tiesiog su malonumu geria tokį didelį vitamino D kiekį, kad jiem užtektų pusmečiui metam. Iš tiesų kūnui tai negerai. Mes turim savo kūnui duoti po truputį, kiekvieną dieną, pastoviai. Kaip salotas, kokybiškas daržovės, uogas, vaisius, įsivaizduokit, valgyt ar kiekvieną dieną, ar užtenka pavalgyti vasarą ir paskui nustoti vartoti ar nebevartoti. Tai tikrai, per vasarą pavartojus jums žiemai neliks. Reikia gauti su kiekvienu maistu po truputėlį. Tai filosofija būtent šitos įmonės yra tokia, kad mes duodam labai mažus kiekius, labai mažus, 0, kažkiek miligramo 4 kapsulytėse ir tas 4 išskirstom su kiekvienu maitinimusi. Su kiekviena lėkšte maisto mes papildomai dar po 1 kapsulytę. Tokiu būdu mes praturtinam tais mikronutrientais tą savo maistą. Atsakiau į klausimus, gal yra dar kažkokių tai pasidalinimų, kas norėtumėt užduoti klausimą gyvai arba pasidalinti savo patirtimis, nes turbūt yra žmonių, kuriem gal būtų svarbu sužinoti, kas įvyko pas jūs, jeigu jūs esat klientas ar vartotojas, gal įvyko kažkokie pasikeitimai svarbus jūsų gyvenime, tai tiesiog pasidalinkit su jais. Sveiki. Labas. Čia aš matosi kažkiek. Matom puikiai. Aš noriu pasidalinti tuo, kad jau beveik 2 metai vartoju balanso aliejų ir kitus produktus, tikrai beveik visus. Aš po onkologinės ligos, prieš jau dabar 3 metai išsigydžiau 2 stadiją, krūties vėžį. Ir turėjau daugybę chemoterapijų ir, galite įsivaizduoti, nežinau, kas patyręs yra, aš turėjau 16 chemoterapijų ir 24 berods spindulinės terapijas, 24 procedūras. Tai šiaip lyg tai nieko nejauti konkrečiai, bet skauda visą kūną, visus sąnarius, visus kaulus ir toks jausmas, kad tu susirgai, jau perėmė tas vėžys visą tavo kūną. Ir mane gydytojai ramindavo, sakydavo, klausdavo, kiek laiko praėjo po chemoterapijos. Aš sakau, ten 1,5 metų, sako, tu juokauji, tu 1 metų jausi dar tuos simptomus. Tai aš, kadangi labai domėjausi profilaktiką, kad daugiau nebesusirgčiau šitą ligą, tai susipažinau būtent su šitais produktais ir jie mane labai įtikino. Ta prasme, žmonės, kurie prekiauja šitais produktais, pristato juos, kad būtent vėžys yra viena iš lėtinių ligų, kuri išsivysto būtent iš uždegiminių procesų. O to uždegimai turi, tų uždegimų priežastys įvairios ir viena iš tų tai būtent trūkumas omega-3 riebalų rūgščių. Tai kažkaip mane tai labai paguodė, padrąsino ir aš pradėjau vartot ir nežinau, ko gero to pagalba aš nebejutau tų šalutinio poveikio pasekmių, tų skausmų ir iš vis atsistačiau visiškai. Dabar jaučiuosi dar energingesnė negu prieš ligą, dar jaunesnė. Be to, aš patvirtinu, aš vartoju beta-gliukanus.
vat ką minėjo apie vėžinių ląstelių tą naikinimą, tai aš jais tikiu, aš buvau girdėjusi, nes mano draugės, kurios sirgo onkologiniam ligom, kai kurios dar gydosi, tai būtent iš jų aš išgirdau apie beta-gliukanus. Ir kai aš susipažinau su šita kompanija ir išgirdau, kad jie turi beta-gliukanus, tai aš juos grėbiau kartu su balanso aliejum. Ir lig šiol vartoju ir, nu, kaip žinot, yra kontrolė 5 metų, tu eini tikrintis ir kraują, ir savo būklę visą su ekoskopija. Tai ačiū Dievui ir ačiū kompanijai, aš manau, kad tai prisideda irgi prie mano geros sveikatos, nes dabar tikrai jokių metastazių, jokių blogų pakitimų, tai priešingai, kaip sakau, aš jaučiuosi dar žvalesnė ir energingesnė negu kad prieš tai. Tai va, tai tikrai drąsiai rekomenduoju, kas jaučiatės blogai, jaučiate nuovargį, išsitirti. Aš irgi va, dabar neseniai išsiunčiau 3 savo kraujo mėginį. Mano buvo pirmas 4,5 su 1, nebuvo blogas, bet aš vartojau kitus omega-3, būtent ne šitos kompanijos. Bet aš, kaip sakoma, nenorėdama susirgti, vartojau būtent šitos ir šitas produktas man padėjo susibalansuoti iki 2 su 1, o tai reiškia geriau negu 3 su 1. Ir dabar va tą 3 rezultatą aš jau labai tikiuosi, pažiūrėsim, gal bus dar geresnis. Tai va, tai yra vienas iš tokių tikrai prieinamų priemonių pasigerinti savo savijautą, savo, reiškia, nusiraminti dėl sveikatos. Tai labai rekomenduoju. Tikrai yra vienas iš tokių efektyviausių būdų pasirūpinti savo sveikatą. Ir tikrai, jeigu kas nori, tai yra visiems prieinama. Tai vat kainos ir kokybės santykis yra super. Tai vat ir ačiū Jonui. Ačiū. Už įdomią paskaitą. Ačiū Jums. Gal dar turim pageidaujančių pasidalinti kažkokiam patirtim? Ar yra dar klausimėlių? Na, jeigu dar turėsite klausimų, tai iš tiesų galite mūsų susirasti, kreipkitės pas savo pažįstamą, pas savo draugą, kuris atvedė čionais ir gausite galimybę ir nusipirkti tuos produktus, jeigu norėsite išsibandyti ir tyrimus pasidaryti, tai iš tiesų būkite aktyvus ir nepalikite viską likimui, o tiesiog būkite patys savo likimo šeimininkais ir patys dėliokite savo sveikatą ir supraskite, kad sveikata yra jūsų rankose, ne kažkieno kito. Tai ačiū labai visiems už šį vakarą, dėkui, kad skirite laiko, labai malonu ir vėliau šitas video bus patalpintas YouTube ir galėsite gauti savo draugam nusiųsti nuorodą, jeigu jūs norėsite su kažko pasidalinti ją. Ačiū ir būkite sveiki. Ačiū Jums. Ačiū, viso geriausio. Visą